Tai labas rytas visiems, tikiuosi girdit ir matot mane. Malonu, kad susirinkot tokį ankstyvą penktadienio rytą. Svarbu pasakyti prieš pradedant paskaitą, kad jinai yra įrašoma ir jos įrašą bus galima rasti Antakalnio poliklinikos jaunimo centro YouTube kanale, kur galėsite arba, jeigu kažko nespėsite pasižymėti, pažiūrėti, arba tie, kurie ryte negalėjo tiesiog prisijungti, prisijungs pasižiūrėti vėliau. Tai jeigu turėsite kažkokių klausimų, tai lauksiu jų čato lange ir po paskaitos pamėginsiu juos atsakyti. Taip, tai tikrai džiugu, daug žmonių, panašu, kad tema aktuali, tai gal tada ir pradėkime. Taip, tai pristatysiu Jums tokią, manau, kiekvienam žmogui aktualią temą, pakalbėsime apie įtampos valdymo įgūdžius. Jeigu turit galimybę, turit tokią progą, pasiimkite rašymo priemonę, gali būti, kad prireiks kažką pasižymėti, keletoj vietų stabtelsiu, duosiu Jums pagalvoti, galbūt pasižymėti kažkokius būdus, kurie jums tiktų. Tai ką dar svarbu pasakyti, tai apie įvairiai galima kalbėti apie įtampos valdymo įgūdžius. Ir šiandien kokį aš požiūrį Jums pristatysiu, tai pristatysiu Jums iš dialektinės elgesio terapijos, remsiuos šią terapiją ir pristatysiu, kas, manau, gali būti naudinga ir yra naudinga kiekvienam žmogui. Tai pora tokių sąvokų, kurios, manau, svarbios. Tai krizė ir įtampa. Krizė tai trumpalaikė situacija, ar ne, kur jos vienas iš tokių skiriamųjų bruožų yra, kad jinai sukelia labai stiprią įtampą, stresą, ar ne, ir tokį labai intensyvų poreikį spręsti situaciją kuo greičiau, būtent šiuo momentu. Iš to galim suprasti, kad esame krizėje, ar ne. Ir ką dar norisi apie įtampą pasakyti, kad gal kartais, mūsų tikslas gali būti nepatirti įtampos, bet tikriausiai, jeigu paprašyčiau pakelt rankas, kurie esate čia, kas niekada nėra patyrę įtampos, tai vargu ar bent kuris pakeltumėm. Ir jeigu patiriam įtampą, nereiškia, kad mūsų gyvenimas nevertas, ar ne. Tiesiog labai normalu yra ją patirti ir ko šiandien mokysimės, tai man patinka tokia metafora, tai tiesiog kaip mums sveikiems išplaukti iš audringos jūros. Tai šioje temoje svarbu mums yra įsivertinti savo įtampos stiprumą. Tai ši skalė be abejo yra subjektyvi, kaipgi kitaip, kur yra jausmų vertinimas, bet kuo tai yra svarbu. Tai mes savo kažkokioj subjektyvioj skalėj, kiek save pažįstam ar ne, vertinam savo įtampą situacijoj, sakykime, nuo 0 iki 10. Kodėl tai svarbu, kad jeigu mūsų įtampa yra vidutinė, sakykime, kažkur iki 6 balų, gali skirtis priklausomai nuo žmogaus, mes galime taikyti problemų sprendimo būdus, ar ne, galime taikyti dėmesingumo, mindfulness įgūdžius, emocijų valdymo įgūdžius ar bendravimo įgūdžius. Deja, jeigu mūsų įtampa siekia kažkur nuo 7 iki 10 balų, mes esame linkę netaikyti įgūdžius ir galim pasielgti kažkaip neapgalvotai, taip kaip nenorėtumėm pasielgti. Kitaip tariant, mūsų tikslas toje situacijoje tiesiog yra kuo greičiau atsikratyti įtampos. Ir dėl to galim pasielgti neapgalvotai. Tam turime taikyti įtampos valdymo įgūdžius. Šiais įgūdžiais mes neišsprendžiam problemos, čia labai svarbu paminėti. Labai svarbu įtampos valdymo įgūdžius derinti su problemų sprendimo įgūdžiu.
Šie įgūdžiai mums padės pasiekti tokį optimalų įtampos lygį, su kuriuo mes galim priimti sprendimą, kitaip tariant, pasielgti išmintingiau. Ne? Mm, Kartais siekdami išvengti įtampos žmonės imasi labai efektyvių, turiu omeny greitai įtampą sumažinančių būdų, tačiau jie trumpalaikiai ir trumpalaikiai ta prasme, kad ilgalaikiai perspektyvai mes galime sulaukti neigiamų pasekmių, ar ne? Tai medžiagų vartojimas, tiek alkoholio, tiek narkotinių medžiagų, savižala gali būti situacijos vengimas, ar ne? Jeigu vengiu kažkokio pristatymo pasiruošimo, tai išvengiu tos įtampos ar ne ruoštis, bet jeigu mano tikslas yra kažką pristatyti darbui, universitetui, tai jeigu aš vengsiu ilgalaikiai perspektyvai, nepasieksiu savo tikslų. Dar viena metafora ir tokia vaizdinė visai, man atrodo, prasminga, kad jeigu jau galim išgyventi tą emocinę audrą jos nepabloginę, tai yra nemažas pasiekimas iš tikrųjų. Kaip ir minėjau, įgūdžiai trumpalaikiai, ar ne, ir asocijuojant su šita audringa jūra nuotraukoje, ar ne, kad krizės valdymo įgūdžiai tai lyg gelbėjimosi liemenė, jie apsaugo, tačiau plaukti neišmoko. Ne? Tai toliau ir pakalbėsim apie mūsų gelbėjimosi liemenes. Trumpas turinys, ką aptarsime. Ne? Aptarsime šiuos įgūdžius, tokie sutrumpinimai, ar ne, stop, tip, dėmesio nukreipimas, savęs raminimas bei akimirkos pagerinimas. Prie dėmesio nukreipimo, savęs raminimo ir akimirkos pagerinimo sustosiu prie atskirų tokių punktų, leisiu jums patiems pagalvoti, kažką pasižymėti, kas jums būtų naudinga. Ne? Taip, tai vieni iš tokių pirmųjų įgūdžių, kai esam įtampoj ir gera vizualizacija stop ženklas. Ne? Įsivaizduokim tokį ryškų raudoną stop ženklą. Ką darome, ar ne? Esam įtampoj, nežinau, galim paimti kokią nors darbinę situaciją, kažkoks ginčas su kolega, gal nesutapo nuomonės, ne, norisi kolegai piktai atsakyti, apšaukti galbūt, ar ne, išeiti, trenkti durimis. Tai ką mums siūlytų šitie įgūdžiai, ar ne? Pirma raidė, ar ne, S, stop, sustoti, ne, tiesiog nieko nedaryti, nesimti jokių veiksmų, ar ne, sustingti, nejudėti, nežengti nei žingsnio. Ne? Kita raidė, ar ne, T, take a step back, tai sustojam ar ne, stop, sustojam, žengiame žingsnį atgal, atsitraukiame. Kartais tiesiogiai, jeigu galime atsitraukti, ne, žengti žingsnį atgal, galbūt išeiti trumpam, bet idėja yra tokia, kad mes, jeigu išeinam, mes turime sugrįžti, kai nusiraminam. Ne? Tai nėra, kad vengiam situacijos. Kita O raidė, observe, tai stebime. Ne? Tai kai sustojame, žengiame žingsnį atgal, galime tada stebėti liktai iš šalies tą situaciją, kuri vyksta. Ne taip su ja susiliejame, nesame ta pati situacija. Tai galime tiesiog pažiūrėti iš šalies, ją apibūdinti savo dėmesingai, ar ne, kas čia vyksta. Aha, kolega man pasakė komentarą, kaip aš dėl to jaučiuosi, apibūdinam visą situaciją, ar ne, iš šalies, lik filmą, lik paveikslą apibūdintume. Ne? Ir paskutinis toks žingsnis, ar ne, P, proceed mindfully. Tai ką tai reiškia? Elgtis dėmesingai ir efektyviai. Tai reiškia, kad aš galiu priimti sprendimą, kuris man bus palankus. Ne, tai sveriu, ar ne? Galiu susidėlioti pliusus minusus. Nes jeigu aš nesustoju, neatsitraukiu, nepastebiu situacijos iš šalies, vargu ar galėsiu elgtis dėmesingai. Ne, galiu pasidėlioti pliusus minusus, aha, jeigu apšauksiu kolegą, gal pliusas bus, kad, nu, atstovėjau
ah, savo tą kažkokią nuomonę, bet kaip aš jausiuos, kai aš jį apšauksiu, ar ne, arba, nu, man su juo paskui reikės dirbti. Ne, tai vienas įgūdis. E, Kitas įgūdis, kuris visiškai tiesiogiai susijęs su mūsų kūnu. Ne? Tai šios įgūdžius kažkaip nepelnytai, tikrai nepelnytai pamirštame ir kartais fokusuojamės tik tai tokius įgūdžius, kur ar ne kažką darome, turime pasikalbėti, būtinai iškalbėti, bet šie įgūdžiai tikrai labai efektyvūs, ganėtinai greitai veikia, bet, na, turime juos taikyti, ar ne, ir praktikuoti. Tai šiek tiek papasakosiu apie šiuos įgūdžius, ar ne, tai tip įgūdžiai, ką svarbu atsiminti. Šaltis, ar ne, temperatūra. Tai galbūt esat kada ir mėginę šalčiu, ar ne, šaltas dušas, na, kai jaučiu įtampą, einu į šaltą dušą, pasiemu ledo kubelį, galiu laikyti rankoj, kol jisai ištirps, užsidedu ledo paketą ant veido arba ant nugaros apatinės dalies, ant kažkokios jautrios vietos, kur galiu nukreipti dėmesį, ar ne? Kitas toks įdomus metodas, kaip kartais su klientais kalbam, kad filmuose esam matę, kaip žmonės nardina galvą į šaltą vandenį, tai ne visai taip, ar ne, bet nerimo refleksas labai mums vertingas, kaip mėgsta ir literatūroj rašyt, toks restarto mygtukas mūsų organizmo, ar ne? Tai ką tai reiškia? Tai ko jum reikėtų išmėginti šitą įgūdį, tai kaip nuotraukoje pavaizduota šalto vandens, ar ne, dar geriau, jeigu įsidedam ledą. Vanduo kuo šaltesnis. Mūsų tikslas yra ne nardinti galvą, bet nardinti veidą, ne, kad apsemtų mūsų veidą. Ir dar plus turime sulaikyti kvėpavimą. Svarbu nepamiršti, kad nesam kažkokiose varžybose, kvėpavimą laikome tiek, kiek galime, ar ne? Taip, tai kas tada atsitinka, sulaikome kvėpavimą ar ne, būnam tiek, kiek išeina, tai kaip ir sakiau, mūsų restarto mygtukas pasispaudžia, įsijungia mūsų parasimpatinė nervų sistema, kuri atsakinga už atsipalaidavimą. Tai ypatingai dėkingas būdas, jeigu esate kažkur patogioje aplinkoje, namuose galbūt, gan greitai per kažkur pusę minutės jisai suveikia. Ne? Kitas, kitas per mūsų kūną veikiantis mechanizmas, tai intensyvus fizinis aktyvumas. Tikrai nebūtina tam eiti į sporto salę. Puikiai galime tą atlikti namuose, darbe, ne, ten, kur esam. Tai gali būti, ne, pasivaikščiokit laiptais aukštyn žemyn, ar ne? Galima darbe nueiti į tualetą, padaryti pritūpimų. Svarbiausia, kad darome tą fizinį aktyvumą, juo užsiemame tol, kol jaučiam, kad mūsų širdies plakimo ar ne dažnis padažnėjęs mūsų. Tokiu būdu, ar ne, na, pradeda išsiskirti mūsų smegenyse, keičiame chemiją smegenų, ar ne? Tie elementai, kurie mums padeda jaustis geriau, endorfinai, ar ne? Per kažkur porą minučių gali mums suveikti šitas. Ne? Bet, nu, ne 2 pritūpimai tai turėtų būti, ne, pritūpimai, šuoliukai, atsilenkimai, viskas tinka. Ne? Kitas irgi labai galingas įrankis – kvėpavimas. Ne? Labai smagus būdas tuo, kad niekada nepamiršim jo, nereikia jokių papildomų priemonių tam. Ne? Tai tokio raminančio kvėpavimo esminis elementas yra, kad mūsų iškvėpimas būtų ilgesnis negu įkvėpimas. Tai vienas iš pavyzdžių pateiktas 6-8, tai kol skaičiuoju iki 6 įkvepiu, ar ne, paskui iki 8 iškvepiu. Čia galima varijuoti, galima atrasti, negalima, bet rekomenduoju ir skatinu kiekvieną atrasti tokį kvėpavimo ritmą,
kuris jums tiktų, kuris jūs ramintų, ar ne? Gali varijuoti tie skaičiai. Kitas dar irgi pasiūlymas su tokiu užlaikymu. Ne? Skaičiuoju iki 4 įkvepiu, tada iki 7 skaičiuoju sulaikau ir iki 8 tada iškvepiu. Ne? Irgi galima paieškoti, kaip tinka. Tikslas nėra kažkaip, kad dusintų, surasti jums komfortišką tokį būdą. Dar svarbu pridėti, kad kartais tikrai vieno ar kelių tokių gilių įkvėpimų ir iškvėpimų gali pakakti, kad bent šiek tiek nusiramintumėm. Ką dar svarbu paminėti apie šitos įgūdžius, kuriuos miniu, jeigu mūsų įtampa siekia 10 iš 10, ne, tai neturėkim iliuzijos, kad pritaikius įgūdžius jinai nukris iki, nežinau, vieneto, dvejeto. Mūsų tikslas yra įtampą numušti iki tokio lygio, ar ne, kad mes galėtumėm pasielgti kažkaip išmintingiau. Ne? Tai kaip minėjau, tarkim, iki to 6 ir gali reikėti keletos būdų, kad mes tą pasiektumėm. Ir dar vienas per mūsų kūną veikiantis mechanizmas, ne, tai kvėpavimas plus raumenų įtempimas atpalaidavimas. Galbūt irgi tekę daryti, tai pavyzdžiui, galime įkvepiant stipriai suspaudžiam kumščius ar ne, įtempiam tuos raumenis ir paskui iškvepiant atpalaiduojam. Ne? Tokiu principu galim pereiti per visą savo kūną. Ne? Taip, tai tikrai nepamirškit, kad mūsų kūne irgi yra labai tokių svarbių elementų, kurie mums gali padėti valdyti įtampą. Ne? Taip, dabar pereisime prie kitų įgūdžių. Ne, tai pirmas iš tokių blokų dėmesio nukreipimo įgūdžiai. Ne, kada mums šitas įgūdis yra svarbus, ar ne? Esam turbūt girdėję, kad, girdėję ir naudoja. Tai iš esmės šitas įgūdis mums padeda atsitraukti, kai tikrai skausmingų emocijų yra per daug, esame juo apimti ir tai mums gali padėti išvengti pavojingo elgesio. Ne? Ir emocinio šių dėmesio nukreipimo įgūdžių mes galime imtis tada, kai ta įtampa tokia visa apimanti, ar ne, apima visas mūsų gyvenimo sritis ir tiesiog negalim susikoncentruoti jas, o esam užsifiksavę, kad turim viską išspręsti. Ne? Tai pirmas iš tokių blokų, ar ne, tai ką mes galime daryti, kaip nukreipti dėmesį, tiksliau, tai galime atliekant veiksmus, veiklas. Ne, tai įsitraukimas į veiklas, kurios neutralios arba priešingos nemalonioms emocijoms, gali sumažinti mūsų tą impulsą elgtis kažkaip destruktyviai. Ir tuo pačiu atitraukiamas dėmesys ir mūsų trumpalaikė atmintis užpildoma tokiomis nekrizinėmis mintimis. Ne? Taip, tai dabar pakviesiu sustoti akimirkai, ar ne, ir tiesiog gal galite pasižymėti savo. Kaip ir minėjau, įrašas bus paliktas, ar ne, bet šiuo metu galite pasižymėti savo, kas jums būtų aktualu. Gal kažką naudojate, o gal kaip tik galite pasižymėti tuos būdus, kurių nenaudojate, bet jie jums skamba ganėtinai patraukliai. Ne? Tai sustokim akimirką, pasižiūrėkit. Matot, viskas sutelkta į veiklas, ne, pačios įvairiausios. Dar tikiu, kad galėtumėt papildyti šitą sąrašą. Taip, ką galime toliau daryti, nukreipiant dėmesį, kaip jį galime nukreipti? Galime įnešti indėlį, prisidėti. Ne? Prisidėti prie kito gerovės, sutelkiam tuomet dėmesį nuo savo problemų prie to, ką galime daryti dėl kitų. Ne?
Na ir tai gali bent laikinai padėti pamiršti problemas, kaip ir minėjau, būtina sugrįžti paskui prie savo ar ne to, ką turim išspręsti. Na ir tai papildomai gali suteikti prasmės žmonėms. Ne? Tai ką galime daryti? Ne? Savanoriauti, padėti kažkam, ne? Atiduoti daiktus, kurių mums nereikia. Kam nors paskambinti. Taip pat galime naudoti palyginimus. Ne? Kaip naudojame palyginimus, tai vėlgi kaip ir indėlio įnešimo metodu, ar ne, perkeliam dėmesį tiesiog prie kitų žmonių, ar ne, gal čia šiek tiek kitokiu būdu. Ne? Kaip mes tą darome? Pavyzdžiui, ar ne? Galime lyginti, kaip mes jautėmės, ar ne, kažkada seniau, galbūt kai buvo sunkesnis etapas, kad galim palyginti, aha, tada susitvarkiau taip, dabar tvarkausi taip, ar ne, galime pagalvoti apie žmones, kurie su sunkumais tvarkosi gal taip pat kaip mes, o galbūt jiems yra sunkiau. Ne? Bei galime palyginti save su tais, kuriems pasisekė mažiau nei mums, ar ne? Galbūt tada tie mūsų sunkumai gali toje perspektyvoje pasirodyti netokie viską apimantis. Na, taip pat galime pasitelkti skirtingus jausmus. Ne? Tai yra generuoti savo visokias skirtingas emocijas. Svarbu nenaudoti tų būdų, kurie mus privers jaustis blogiau. Ne? Tai ką mes galime daryti? Ne? Skaityti tai, kas mums kelia jausmus, ar ne? Klausytis, žiūrėti, gal turime kažkokį tai muzikos ar filmų sąrašiuką, kuris yra toks mūsų nusiraminimo šaltinis. Jeigu neturi, tikrai siūlau tokį susidaryti. Taip, dar vienas, kaip galime nukreipti dėmesį, tai nustumiant situaciją, e, galime ar ne, arba kažkaip fiziškai pasišalinti, ar ne, galime pašalinti mintis apie situaciją. Kitaip tariant, mažinam šiek tiek tą mūsų kontaktą su emociniu dirgikliu. Taip, tai ar ne, galime čia tokią asociatyvinę nuotrauką įdėjau tą sieną, ar ne, lyg tai pastatom sieną tarp savęs ir problemos, ar ne? Galite irgi pasižymėti, jeigu kažkam vizualizacijos veikia, galima supakuoti ar ne į kokią dėžutę tą situaciją ir padėti šiek tiek kitam laikui, ar ne, bet dar kartą primenu ir akcentuoju, turime sugrįžti, paskui atidedam, kad tiesiog sumažintumėm emocinę kančią. Ne? Taip pat galime sustelkti į kitas mintis. Ne? Tai kas tuo metu įvyksta, tai, na, susitelkiant į kitas mintis, užpildome trumpalaikę atmintį, ar ne? Ir galime toliau negeneruoti tų minčių, kurios mums kelia nemalonius jausmus. Ne? Kaip tą galime padaryti? Tai pavyzdžiui, ne, skaičiuoti dalykus. Tiesiog skaičiuoti tai, ką matom, pastebėti tai, ką matom, ar ne, kartoti kažką mintise, gal kokią dainą, spręsti galvosūkius, žiūrėti. Kaip galit pastebėti, kai kurie būdai kartosis, ar ne, tai visai normalu, jie persidengia prie skirtingų kategorijų. Na, taip pat galime į pojūčius susitelkti. Na, tai intensyvūs ir skirtingi pojūčiai gali padėti mums nukreipti dėmesį, tačiau turime labai žiūrėti, kad tai nesukeltų mums žalos ar kitų nemalonių emocinių reakcijų. Na, tai neatsitiktinai šito gražaus imbiero nuotrauką įdėjau. Na, tai viskas čia yra apie tai, kas tokio yra intensyvaus, ar ne,
skonio, kvapo, pojūčio, bet svarbu, kad nekeltų kažkokių neigiamų asociacijų, ar ne? Kartais gali asocijuoti su nemaloniais priminimais. Irgi galit peržvelgti, gal kažkas naudingo, tas pats ledas, kurį jau minėjom, ar ne, intensyvaus skonio, būkite atsargus su čili pipirais, ar ne, mm, kad nebūtų per daug, per aštru, ar ne, karštas, šaltas dušas, kvapai, ar ne. Mhm. Kitas įgūdžių blokas savęs raminimo įgūdžiai, pastebėsit, jie šiek tiek kitokie negu dėmesio nukreipimo įgūdžiai ir neretai mes deriname. Neretai deriname. Nu, tai jau. Mm. Mm. Taip, tai kaip deriname? E, Taip, tai ką ir minėjau, tai taip, tai šie įgūdžiai jie labiau susitelkia į tai, kas mums yra malonu, raminančio, kadangi per tokį raminantį veiksmą, kaip ir minėjau, galime suaktyvinti savo parasimpatinę nervų sistemą, kurią jau šiandien aptarėme, ar ne, kuri atsakinga už nusiraminimą. Ne, ir susitelkimo į savo pojūčius metu gali sulėtėti kvėpavimas bei širdies plakimas. Tai save raminame naudodami mūsų penkis pojūčius, ar ne, regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Mm, Taip, tai irgi palieku, ar ne, keletas patarimų, kaip mes galime per šios pojūčius save raminti, tai galite pasižymėti sau, pasižiūrėti, kas jums tiktų. Įvairių pasiūlymų. mm, Galime gamtą stebėti, taip pat kažkokius nebūtinai gamtoje esančius objektus, ne, susikurti sau grožį. Taip, kitas mūsų pojūtis, per kurį irgi gauname labai daug informacijos ir galime save raminti per klausą. Ne, tai ir ne muzika, gamtos garsai be abejo. Čia įdomus toks aspektas miesto garsai. Ne, galime atkreipti dėmesį į spūstis ar ne automobilių signalus, susitelkti į tai. Ne? Dainos, kaip ir minėjau apie kažkokį dainų grojaraštį, kuris būtų jums malonus susikurti savo. Taip pat radija irgi gal pamiršta, gal jau šiais laikais, bet kartais gali padėti gerai nukreipti dėmesį. Ne? Uoslė. Uoslė tai, na, viskas, ar ne, visi losjonai, žvakės, kvepalai. Ne? Kava įdomus pasiūlymas, jeigu malonus šis kvapas. Ne, čia svarbu paminėti, kad viskas turi būti malonu. Kvapai turi būti malonūs, nepriminti kažkokių nemalonių asociacijų. Ne? Tik malonūs. Ne? Cinamonas, taip pat irgi įdomus patarimas tiesiog atsidaryti langą kartais ar ne ir įkvėpti to oro. Gamtos, aišku, kvapai ar ne, miškinga vietovė, galim įsivaizduoti, prisiminti, koks būna kvapas vaikštant miške. Mhm. Kitas labai mum irgi svarbus pojūtis skonis. Tai ne,
kaip ir pavadinimas sako, viskas, kas per mūsų skonį malonu ar ne, raminančio, primena, gal kažkoks malonus vaikystės prisiminimas, ar ne, galit irgi pasižymėti iš tų būdų, ką matote. Gal galime kažką sau nupirkti, ko šiaip nepirktumėm, kai norim nusiraminti. Ne? Siūlau pasižymėti tikrai, jeigu kažką randat, kas jums tinka. Taip. Kitas mūsų pojūtis - lytėjimas. Ar ne? Tai kas per mūsų lytėjimą, ar ne? Viskas, kas minkšta, švelnu, ne? Masažas, ne? Kompresai, patogūs kažkokie, ar ne? Tokia vizualizacija, kaip patogiam kokiam krėsle, su kokiu jaukiu megztiniu, jaukiu pledu apsigaubiam, ar ne? Ir geriam savo mėgstamą arbatą. Iš skonio jau elementų prie lytėjimo galim juos jungti. Ir turiu jums tokį pasiūlymą, ne, tai pasidaryti savęs raminimo dėžę. Kas tai yra, ar ne? Tai e, kol nesame krizinėj situacijoj, mes galvojam, kad tikrai puikiai žinom, ką turime daryti, kai krizė ištiks. Tačiau kai būnam krizėje, kartais tiesiog nėra laiko galvoti, ne, ir mums būtų labai paranku, kad visos mūsų savęs raminimo priemonės būtų vienoj vietoj. Ne? Tai įsivaizduokit, kaip automobilyje vežiojatės greitosios ar ne pagalbos tą vaistinėlę, namuose galbūt turime vaistinėlę, tai kažkas tokio panašaus. Ne? Tai, aha, šiek tiek čia ne visai tilpo į skaidrę. Tai iš esmės, ką mes galime į dėžutę įsidėti, tai viskas, kas mus ramina. Ne? Tai čia kaip nupiešta nuotraukos, kvapai ar ne, įvairūs užrašai gali būti, ne, kažkokios veiklos, galbūt kažką spalvinti, vat, ar ne, pavaizduota rankų kremas, minkštas žaislas, viskas, kas jum asocijuojasi su tokiu nusiraminimu ir ką galim įdėti, ar ne? Na, žmogaus įdėti negalim, bet gal galim įdėti nuotrauką arba lapelį su žmogaus vardu ir gal net telefono numeriu. Ne? Ir dar vienas įgūdis, ar ne? Akimirkos pagerinimas, tai šiuos įgūdžius pravartu naudoti tada, ypač kai situacija yra užsitęsusi ir negalim jos tuoj pat išspręsti. Matysite, kad kai kurie būdai pasikartos iš to, ką jau šnekėjau, bet kaip ir minėjau, tai taip gali nutikti, kai kas persidengia. Ne, tai vienas iš būdų ganėtinai galingas toks vaizduotė. Ne, ir taip galime nukreipti minties dėmesį, sukelti savo malonius jausmus, ne, gal net padrąsinti save. Galime sukurti kažkokią kitokią situaciją savo vaizduotėje ir galime net susikurti sau vietą vaizduotėje, į kurią galime atsitraukti, kai yra labai neramu. Tačiau čia svarbu paminėti, kad turime praktikuotis, kaip ir su kiekvienu įgūdžiu. Jeigu niekada to nedarėm, kažin ar pavyks labai lengvai per vieną kartą to pasiekti, bet praktikuojant tikrai galime to pasiekti. Taip, tai ką galime daryti, ar ne, tai labai įdomiai skamba, ar ne, tas slaptas kambarys mūsų viduje. Galime jį susikurti tokį, kokį norime, arba galime susikurti vaizduotėje nebūtinai savo viduje, bet kažkur išorėje saugią vietą. Yra saugios vietos meditacija, ne, kur
kviečiama įsivaizduoti sau saugią vietą arba ją susikurti, arba galbūt tokią turite. Ir nebūtinai fiziškai turime nueiti į tą vietą, nes tikrai ne visada galime tą padaryti, bet tiesiog mintimis galime atsitraukti. Kitas aspektas - prasmė ir gal su indėliu kažkiek asocijuojasi, ne, kad kaip Viktoras Franklis ar ne savo knygoje Žmogus ieško prasmės rašė, kad tam, jog būtų išgyventos skausmingos situacijos, mums reikia susikurti prasmę. Ir net kartais galime nežinoti, ar ne, kaip čia rašoma, yra neteisingų priežasčių, ar ne, su kuriomis nesutinkame, bet vis tiek, nu, turime jas priimti, ne, jeigu taip yra. Ne? Kas tai gali būti, ar ne? Galime net ir skausmingoje situacijoje surasti prasmę, tikslą, atsižvelgti į kažkokius teigiamus aspektus, galbūt kažko išmokau, kažką galbūt šią situaciją man bando kažkas pasakyti, ar ne? Taip pat galime prisiminti dvasinės vertybės, ar ne, kam tas yra aktualu. Taip pat prie prasmės, ar ne, toliau seka malda. Čia gal svarbiausias aspektas, kad būtumėm tokie atviri dabarties momentui, ar ne? Nebūtinai Dievui, galbūt kažkam aukštesniai jėgai, ar ne, kur galime nukreipti savo mintis, ar ne, prašyti galbūt kažkokios pagalbos tuo metu. Taip pat čia jau susisieja tikrai su praeitais mano minėtais dalykais, atpalaiduojantis veiksmai, ar ne? Na, tai viskas, kas mus atpalaiduoja, nuramina. Ir kai esam atsipalaidavę, be abejo, mažesnė tikimybė, kad įsitrauksim į kažkokius pavojingus elgesius. Ir buvimas atsipalaidavusiu mums duoda tokios erdvės pažvelgti į pliusus minusus situacijoje, kas yra tikrai svarbu. Tai jau iš minėtų būdų, ar ne, maudynės, kažkas skanaus, raminančio, masažas, ar ne, joga, kvėpavimo pratimai ir šiaip viskas tinka, kas jūs nuramina, ar ne, daug jau apie tai šiandien buvo paminėta. Taip pat dar svarbus elementas - vienas dalykas vienu metu. Ne? Krizės metu tikrai galim norėti daryti ir tą, ir tą, ir tą, kad išspręstumėm. Ne? Bet, na, kuo daugiau dalykų vienu metu darom, tuo tikrai daugiau įtampos gali kilti. Ir jo, svarbu paminėti, kad skausmas, kurį turim išgyventi, yra šiame momente, ne praeitie ir ne kažkokia galima kančia ateityje. Ne? Taip, tai susitelkti į vieną dalyką, kurį darau, ar ne, jeigu valgau, tai tik valgau, ar ne. Jeigu bendrauju su kažkuo, pasakoju savo situaciją, tik tai pasakoju, ar ne, tuo pačiu nebandau dar ir išspręsti tos situacijos, ne, tai mėginam išlaikyti save akimirkoje, tai dėmesingumo pratimai tikrai šioje vietoje labai mums padeda. Mėginame dabartyje būti, dabarties momente. Dabarties momente į dabarties momentą mus gali sugrąžinti grįžimas prie kūno, ne? Kur sutelkiam dėmesį į fizinius mūsų pojūčius, ar ne, bei kvėpavimą. Kitas toksai smagiai skambantis punktas - trumpos atostogos. Čia visaip turbūt galime priimti, bet kaip ir esmė tokia šito metodo, kad kartais, kai tai yra įmanoma, be abejo, ar ne, jeigu tai nesikerta su mūsų ilgalaikiais tikslais, galime pasiimti, na, tokias trumpas atostogas. Ne? Kaip čia rašo, galbūt vienos dienos, ne, gal yra žmonių, kurie mums gali padėti, galime atsisukti į juos ir truputėlį leisti pasirūpinti mumis. Ne?
trumpai paatostogaujam, ne, jeigu turim galimybę ar ne, ir turbūt šiais laikais ypač aktualu ar ne, išjungti telefoną arba bent jau apriboti naudojimąsi juo ar ne, kažkur išvykti į raminančią vietą. Kaip ir minėjau, kartoju ar ne, svarbu, paskui sugrįžtam, nurimstam ar ne, ir po atostogų grįžtam. Ne, kad tai neužsitęstų ir neatidėtų mūsų problemų sprendimų. Ne, kad atidėtų tol, kol mes galim nurimti. Mm, taip, ir savęs padrąsinimas, situacijos toks pergalvojimas, tai iš esmės buvimas savo paties fanų, tokių galima pasakyti. Ir svarbu, kad mes kalbėtumėme su savimi taip, kaip kalbam su savo artimu žmogumi. Ar ne? Kodėl draugui būna lengviau pasakyti, kad žinok, viskas praeis, negu pasakyti sau. Na ir tikrai, kad kai sakom pozityvius dalykus, tikrai gerinam santykį su savimi ir turėtumėm daugiau save skatinti. Ne, ir ypač turime pergalvoti, permąstyti situacijas tada, kai sakom, kad jos beviltiškos, jeigu pastebim tokius apibūdinimus, niekada nepasibaigs arba tikrai juk būna situacijų, kur, na, nieko negalime padaryti. Ne, tai, na, turime sau pasakyti, kad mes galim, ar ne, tu gali, kad man pavyks. Gal galim atrasti sau kažkokią tinkamą formuluotę, kad tai neskambėtų kažkaip dirbtinai, bet kad jums tiktų, ar ne? Ir tai praeis, tai nesitęs amžinai, ar ne? Susirasti sau kažkokią frazę, kažkur ją užsirašyt matomoj vietoj, ant telefono ekrano užsidėti, kur, kur sugalvojat. Taip, tai einam jau į pabaigą, tai kadangi jau daug kartų kartojau, bet dar noriu pakartoti, kad labai svarbu įtampos valdymo įgūdžius derinti su problemų sprendimo įgūdžiais. Reiškia grįžtam, nukreipę dėmesį, save nuraminę, pagerinę akimirką mes grįžtam. Ne? Ir kartais privalome padaryti pertrauką, nurimti tam, kad galėtumėm elgtis efektyviai. Toks pavyzdys man iškyla, kad jeigu grįžtu labai įsitempęs po darbo ir žinau, kad dar turiu padaryti keletą prezentacijų, ar ne? Nu, tikrai labai, labai daug įtampos. Rytojui be abejo tos prezentacijos kaip kitaip. Ne, tai toks instinktyvus turbūt šitoj situacijoj mūsų veiksmas būtų grįžus pulti daryti, nes juk aš neturiu laiko, kuo greičiau padarysiu, tuo greičiau įtampa sumažės, ar ne? Čia įkliūnam į tokius spąstus, kur tikrai efektyviau yra šiek tiek nusiraminti, galbūt skirti dalį, ne galbūt, o tikrai skirti dalį laiko atsipalaidavimui ir tada grįžti prie užduoties, nes mes daug efektyviau galėsim tai padaryti, tai dėl to, na, būkime tokie draugiški su savimi ir geranoriški savo, kad mums tikrai reikia pertraukų ir padarę pertraukas galime elgtis tikrai efektyviau. Ne, tai, ką panaudojau, ar ne, kaip ir minėjau, iš dialektinės elgesio terapijos. Ir gerai. Taip, tai galbūt turite klausimų, būtų įdomu. Taip, žiūriu. Laukiu jūsų klausimų, jeigu norėtųsi užduoti. Mm, Taip, suprantu, kad tikrai ankstyvas rytas.
Gali būti, kad klausimų kils daugiau vėliau, ar ne, kai gal kažką susidėliosim. Mhm. Gerai, tai dar galvoju, laukiu šiek tiek. Ne? Aha, Loreta dėkoja, tai ačiū. Ačiū Jums, kad klausėtės. Aha, tikiuosi, kad buvo naudinga, kad kažką panaudosite. Ne, jeigu kažko nespėt pasižymėt, įrašas bus ar ne, galima bus pasidalinti. Pasidalinti su kitais. Ne, džiugu, kad buvo išsamu. Ne, a, padėkos už paskaitą, tai ačiū, tikrai man labai džiugu matyti skaičių virš 100 žmonių penktadienio rytą. Tai tikrai, man atrodo, tema labai aktuali ir, ir tikrai dėkoju, kad prisijungėt ir sekite toliau informaciją. Turėsime dar paskaitų, kurias kartu irgi su kolegė vesime, tai gal vėl atrasite savo kažką įdomaus ir svarbaus. Na, tai dėkojimai čiate, tai ačiū. Irgi dėkoju visiems. Ne? Gal dar kažkas iškyla, kažkoks klausimas, ne? Ne, tai jeigu ne, tada dėkoju dar kartą visiems ir naudojame įtampos valdymo įgūdžius ir keliaujam toliau prie darbų į savaitgalį ar kas kur. Ne? Na, tai ačiū Linai už komentarą, buvo įdomu. Ne, man irgi buvo įdomu dar kartą pristatyti šią temą. Tai ačiū dar kartą visiems ir geros visiems dienos.